Sveiki visi. Labas vakaras visiems. Tęsėme mes, esu Tautvydas Beinoras ir mūdu su Laurynu kartu pravesim šitą seminarą, webinarą vadinam, mes tęsim čia tą seriją webinarų toliau ir ateityje tą patį darysim. Bus galimybė jums ten pasirinkti, ten apačio gale seminaro pabaigoje ten klausimai tokie, kokios temos domintų, kažkaip kurios surinks daugiau tų balsų, mes tas prioritetinė tvarka tokias tas temas ir pasiruoštum, kas labiau įdomu žmonėm ir kas aktualu. Šiandien, kaip mato, toks tas pranešimas webinaro apie žoles. Čia turime galvoje pikto žolės, tai yra piktžolės ir galimi kontrolės būdai. Kodėl taip savotiškai intriga čia buvo padaryta pavadinime, kad pikto žolės, kodėl jos piktos, taip klausimas, turbūt ar susimastom kada nors ar ne, va taip, ar kažkas pasakė, kad jos piktos, tai jos ir galvojam, kad jos tokios ir yra. Ir čia tokia, va, tas mūsų požiūris bus kiek kitoks, ne iš chemijos pusės, daugiau suvokiant, suprantant, pažįstant, prisitaikant prie žolių, prie aplinkos, kažkaip suprantant, apie ką jos sako, ką jos nori mums pasakyti, jeigu auga lauke, įvertinant šitos dalykus ir atitinkamai imtis priemonių, kaip su jom susigyventi ir kaip kovoti, kaip padaryti, kad jos neaugtų, bet be jokių ten kažkokių ypatingų žudimų. Nes ta pikta žolė, iš karto toks pavadinimas man asmeniškai asocijuojasi su žudimu kažkokiu. Reiškia, pikta žolė, kažkas piktas, reiškia, mes turim su juo kovoti. O kad kovoti, tai reiškia, mes turim kažkaip nugalėti. Iš tikrųjų, gamtos mes niekada nenugalėsim. Čia žolės, pikto žolės irgi auga gamtoje, gamtos dalis, mes jų nenugalėsim. Ir vien taip pagalvojęs, kažkaip klausimas buvo, jau tiek metų tą chemiją naudojam, herbicidus įvairiausius, kodėl jų turim? Kodėl jų visą laiką dar yra? Kodėl kiekvienais metais jų yra lauke? Jeigu mes atrodo taip jau gražiai sukontroliuojam jas prieš tai buvusiam pasėlyje, kodėl jų yra? Sėklo žemėje. Daug ilgai gyvena, kai kurios ir ten gali dešimtmečiais išgyventi, taip. Bet atrodo, jeigu kovojam, kodėl jų nemažėja? Klausimas, ar ne tokia kaip. Ir taip, tada perinam prie turinys, taip greit perbėgsiu apie ką, žolės ir jų įdomu ekosistemoje, kad suprasti tą žolės, apie ką čia toks įvadas bus, daugiau piktžolės, kabutėse parašytos, kad mano supratimu tai yra žolės, jokios jos ne piktžolės ten, ir kodėl jos auga, suprasti, kodėl auga, ką sako nekultūriniai augalai arba tos piktos žolės, apie dirvožemio kokybę, kaip sumažinti jų spaudimą kultūriniams augalams, spaudimą vėl kabutėse, konkurenciją, kaip čia pasakyti galima įvairiai. Ir tokią vieną dabar ypatingą dėmesį tokią skirsim šiandien irgi tokią peliniam pašiaušuliui, naujas toks siaubas, pasėlių siaubas, kaip pavadinau, kaip jo tvarkytis, plinta atskiruose Lietuvos regionuose, ne visur dar, bet jau šiauriniuose, pietiniuose jau yra, vidurio Lietuvoje gal mažiau. Bet plinta ir toks, ir apie ką ta žolė, ir kaip su ja tvarkytis. Na ir gale paskui vėl tokie klausimai, gal iškils klausimų, turėsim galimybę paklausti, pabandysim atsakyti, kiek mes suprasim, kiek galėsim, ne visą žinią ir mes. Vis tiek kažkaip stengiamės. Dabar įvadas. Trumpai apie žolės. Kodėl mūsų gamybiniuose pasėliuose auga žolės? Klausimas toks, ar dažnai keliam tą klausimą. Kodėl jos auga, ar reikia pamatym? Yra, varom, tada purškiam, žudom, naikinam. Bet kodėl jos auga? Kodėl auga? Ar jos turi augti? Klausimas, ne? Gamta nemėgsta tuštumos. Tai jeigu taip irgi pasakymas toks yra, jeigu neauga kultūriniai augalai, tuščia vieta užima nekultūriniai augalai, žolės taip vadinamos, piktžolės, jos auga. O kodėl jos auga? Kodėl jūs tą tuščią vietą užima? Kodėl negali būti tuščia vieta? Klausimas, ar net pagalvoji, kodėl negali, apie ką tai? Kultūriniai pasėliai ir piktos žolės, jų bendradarbiavimas. Ar jie bendradarbiauja, ar jie iš vis ten konkurencija konkreti, dėl ko konkuruoja, ar konkuruoja, dėl maisto medžiagų, dėl šviesos, dėl vietos pasaulyje. Ar iš vis konkuruoja gamtoje, natūraliai kaip yra, ar jos konkuruoja tarpusavį, ar jos kažkaip palaiko. Tokių klausimų įdomių. Ką parodo apie dirvožemio būklę, mums ką sako žolės. Ne tik žolės, ten žolės ir varpinės, ir plačialapės. Jos, kaip vadinamos mūsų nepageidaujami kultūriniai augalai, ką jie kalba apie dirvožemį, ką jie nori pasakyti apie fizinę būklę, cheminę, biologinę, aliopatinės augalų savybės. Ką tai reiškia augalai? Augdami ten
Net kultūriniai augalai turi tokių savybių kai kurie, kad jie ginasi, nu, jie išskiria medžiagas, užima vietą, jie konkuruoja natūraliai. Čia netgi nuo mūsų visiškai nepriklauso ten. Gal sveikas augalas kažkokios aplinkos susikurs sąlygas savo. Kai kurios žolės yra ypač agresyvios, tos savybės turi, kurios susikuria aplinką, kad tik jos galėtų augti, neauga kiti. Ką tai reiškia? Augalai auga ten, kur jiem yra palankios sąlygos augti. Iš tikrųjų taip. Jeigu auga žolės, ką reiškia? Koks dirvožymis yra? Jeigu auga žolės, kiek yra azoto? Ar reikia azoto žolėm, ar nereikia? Ar ką sako dirvožymių drėgmė, pH dirvožymių, rūgštumas, ką kalba apie tai? Tai irgi įdomus tokie klausimai, kur irgi gal nepagalvojam, bet žolės, tos mūsų pižolės, jos daug ką parodo. Taip kultūrinių augalų ir nepageidaujamų augimų aplinka skiriasi. O būtent sąlygų skiriasi. Ir jeigu mes suprasime tas jų augimų skirtumus tuos, tai mes gal galėsime tada sukurti tas sąlygas lauke, natūraliai padaryti, kad neaugtų žolės, kad joms sukurti tokias sąlygas, savo įprastą technologiją. Čia nieko ypatingo keisti nereikia, ten kažką ten gal dabar kaip atrodo, kad čia kažką labai jau keisti reikės, nieko nereikia keisti, reikia tik pakeisti požiūrį ir kai kurias medžiagas, cheminės medžiagas, junginius, elementus kai kuriuos pradėti naudoti, o kai kuriuos atsisakyti. Taip, va tuos skirtumus svarbu suprasti. Ir bandysim tada dabar pereisiu apie žolės. Tas, kad suprasti dėmesį, tikrai noriu skirti tam žolėm supratimu, kad kas tai per žolės tokie, kaip augalai. O žolės, čia irgi paimtas iš interneto šitas, kad tai yra gyvi organizmai, kurie fotosintezė dėka naudojame šviesos energiją iš neorganinių medžiagų, gamina savo maistą ir maitina mikroorganizmus gyvenantys žemėje. Kaip ir kultūriniai augalai tą patį daro. Ne visi, taip, visi daro turbūt, visi daro tą patį, įsivaizduoju, kurie žali augalai. Nesvarbu, tai žolė, ar tai kultūrinis augalas, jie visi tą daro. Ir žolė auga ten, kur susidaro palankios sąlygos augti. Apie ką tai galvoju dabar? Ir jeigu žolė auga, ir kodėl jinai auga? Manai pagalvojus, kodėl auga žolė? Todėl, kad ar ji nusprendžia augti, ar kažkas kitas reguliuoja jos augimą. Jeigu suvokti, ir vėl viskas apie dirvožemį. Kas yra dirvožemis? Tada dirvožemis yra mikroorganizmų namai. Mikroorganizmai ten gyvena. Ir jie reguliuoja visą eismą, mano supratimu ir įsitikinimu, ką šiandien suprantu, mikroorganizmai, kurie gyvena dirvoje, jie reguliuoja visą eismą šitą. Augti žolį ar neaugti. Uždengti paviršių žemės ar neuždengti. Ar vieną sėklą paskatinti sudygti ar kitą. Jie reguliuoja. Jeigu jiems sąlygos gyvenimo nepalankios, dėl veiklos mūsų kažkokios trūksta oro, jie paskatins vieną žolę sudygti. Jeigu jiems bus kažkokios ten vėl kitokios sąlygos dirvožemio, pavojus dėl kokios vėjo pūstymą ar kažką, jie skatins tada sudygti kitas žolės, skatins sėklas tų kitų žolių sudygti, jeigu jos bus, aišku, ten. Bet kaip ir dabar galim pasakyti, kaip ir pradžioje tokį retorinį klausimą, kodėl mes naudodami tiek metų chemiją vis tų žolių turim, vienokio ar kitokio, kodėl turim, kodėl jų neišsinaikinom. Dėl to, kad to žolės, kaip suprasti, yra jos iš tikrųjų dirvožemio dalis. Jos yra dirvožemio dalis, jau sėklos ten yra ir jos gali daug metų gyventi ten. Dirvožemį būtų, kol pasidarys palankios sąlygos, o tos palankios sąlygos susidaro, suprasti reikia, kad susidaro dėl mikroorganizmų poveikio, jų veiklos, jeigu jiem kažko trūksta, oro trūksta, vandens per daug, vandens čia neišvengsime, čia tada susigėrimo gali greitai kažkaip padaryti augalus, auginti tokius, kurie prapurentų tą podirvį, kad vanduo greičiau susigertų ir nestovėtų. Kad tas anaerobinės sąlygas patraukti, ką reiškia vandens perteklius ir deguonies trūkumas, tai yra anaerobinės sąlygos dirvožemiui. Ne visi ten mikroorganizmai, dalis yra, kurie gyvena yra anaerobinių, bet didžioji dalis yra aerobinių, jiems reikia oro. Tai jeigu lauke, čia irgi tokia nuotrauka, ta dešiniai, tokia tarpukas neužsėtas buvo. Atrodo, laukas tas pats, viskas čia visą vieną kultūrą, čia vasarinė, čia atrodo. Toks lopas neužsėtas, neišpjautas, jau neužsėtas, jau sklaida ir žolės iš karto vietą užėmė. Čia jau po purškimo jos tokio pradėjo gelbti už herbicidais, jau buvo nupurškęs ūkininkas. Bet faktas, kad iš karto vietą užima žolės, nebūna tuščia vieta. Jeigu nėra kultūrinio augalų, bus žolių. Jeigu yra daugiau kultūrinio augalų, konkuruoja. Kai nuotrauka kairėje ką rodo retas pasėlis. Retas pasėlis dėl kažkokių tai sąlygų, ten gal nesudygo, gal dirvožemis kažkoks, čia nors kviečiai tokie, galėtais gražus atrodo, bet žolės tokios auga. Jos užima savo vietą, tą retesnį tik pasėlis ir užima vietą. Jeigu yra erdvė, jeigu dirvožemis atitengtas, dirvožemis, kaip aš suprantu, dirvožemis saugosi, mikroorganizmai, konkrečiai dirvožemiai gyvenantys saugosi nuo ir ką augalai padaro, kaip ir paminėjau, maisto medžiagas gamina jiem. Dalį maisto medžiagų cukrų, kurie fotosintezės dėka augalai pagamina ir nuleidžia per šaknis ir izosferą, šaknų zoną ir maitina mikroorganizmus, kurie yra prie šaknų.
ir pritraukia augalas. Mainai vyksta maisto medžiagų, augalas atiduoda cukrus, o tie mikroorganizmai atiduoda augalui kitas maisto medžiagas, kokios augalo reikia, mikroelementus paima, kurių pats nesugeba paimti, bet mikroorganizmai, bakterijos, tokius grybai, jie daug geriau geba įsavinti kai kurios elementus, negu pats augalas savo šaknimis. Augalui lengva turbūt ištirpusias maisto medžiagas per šaknis paduoti, čia kas įprasta, atrodo, ant ko pastatyta visas mūsų žemės ūkis, ant tų įneštinių medžiagų, ištirpusių tipo, kad jos ištirpsta vandenyje maisto medžiagos ir augalas įsiurbia ten osmosų slėgių skirtumai, gaunasi ir įeina tokiu būdu į augalą. Bet čia tik dalis tiesos. Iš tikrųjų, ta daug didesnė tiesa yra, kaip maitinasi augalai, tai būtent iš santykių su mikroorganizmais. Dėka mikroorganizmų jie gali gyventi ir mikroorganizmai dėka augalų gyvena. Nebūtų augalų, jiem irgi niekas tos saulės energijos nepaduotų, o kas tai yra cukrus arba kažkokie anglies turintys visi tie junginiai, baltymai, bet ką paimsime, aminų rūgštys, visokius folių rūgštys, guminės rūgštys, tai yra saulės energija fiksuota organiniuose junginiuose, augalų pagalba, augalai tą padaro. Savo fotosintezės dėka fiksuoja tą saulės energiją ir nuneša mikroorganizmam, kurie tiesiogiai saulės ir nemato. Įdomus tokie dalykai, kada supranti. Ir žolės vis tiek neatsiejama dalis. Jos auga vienaip ar kitaip priklausomai. Jeigu tik bus atidengtas dirvožemis kažkoks neišvengiamai. Nu, čia faktas yra, kad jos auga. Daugiau ar mažiau priklauso, bet jos auga natūraliai. Jeigu nieko nedarysim, ten jos ir augs. Paliksim ekologinis pasėlis, jeigu būtų, aišku, jos toliau augtų. Nu, galima, aišku, išakėti, mechaniškai kažkaip išpurenti, ten su purentuvais dar kažkaip padaryti. Bet šiaip jos auga. Auga žolės. Yra dirvožemio lauko dalis. Ir klausimas, ar visada jas tas reikia kažkaip, kiek jų yra tos ribos tokios, ar visada reikia jas ir žudyti, ar visą laiką reikia. Čia irgi pasėlės nuotrauka iš laukų, jau pavėluotas purškimas gal. Žolių prižėlė atrodo tarpueiliai platesni, čia jos nesie tokia. Tarpueiliuose iš karto žolės vietą užima. Jų yra, ten sėklų yra, reikia suprasti, auga. Reiškia, kodėl jos auga tada. Paskui giliau įeisime tą, kodėl auga jos. Ką dirvožėmis nori pasakyti, kad jos auga. Arba jos ką parodo žolės, ko mums dirvožėme trūksta, arba ko per daug. Galėtų neaugti, atrodo, jeigu nebūtų sėklų, tas tuščia vieta dar irgi toks, kaip sakiau, nemėgsta gamta tuštumos užims. Užims, kaip kultūrinė augalai užsidengia dirvožėmis taip save. Ir plus tas maisto medžiagų, vis tiek, jam reikia ir maisto medžiagų. Pačiam dirvožemiui, kad būtų saulės energijos dėka, kaip jau ir minėjau, tas maisto medžiagas augalai gamina ir per šaknis išskleidžia į dirvožemį, išpurškia ir maitina mikroorganizmus. Ką daryti tokiu vietoj? Va dabar tokias pasėlis atrodo gerai, cheminės herbicidus nupurkšti, čia jokių problemų, jeigu jau taip yra. Mes nekalbu irgi apie tai, kad nenaudoti herbicidų ten. Jeigu yra jau bėda iki tokio lygio, tai aišku reikia naudoti ir naudo žmonės. Bet čia norim pasakyti, ir tas seminaras toks, kad suprasti biškį giliau, kodėl to žolės auga. Apie tai. Vėl dabar dar nauda tokia žolių. Tiesioginis jie populiarėja dabar. Vėl ta danga labai svarbi, ar tai bus kultūrinių augalų, ar nekultūrinių augalų, ar žolių, kažkokiais lopais gali jos augti. Čia gali būti vaizdas irgi toks po kokių tarpinių pasėlių. Pavyzdžiui, auks ir nekultūriniai augalai, auks ir kultūriniai, visi tame mišinyje kartu auga. O paskui kažkokį glifosatą panaudoja ir kažką čia ir galima prieš ją sėti tiesiogiai. Ir jau ta antžeminė masė žolių, ar kultūrinių, nekultūrinių augalų, duoda dangą dirvožemiui. Konkreti danga. Ir vėlgi, kad kitos žolės dygs po to iš dirvožemių, jau mažesnė tikimybė yra. Jau vėl natūrali tokia atrodo priemonė. Vieną purškimą padarė glifosatą, kad sustabdyti tą masę, kokia čia yra. Jinai nukris ant paviršiaus, uždengs šešėlis. Mulčas savotiškas toks ir jau natūraliai jau kitos žolės kaip ir nedygs, jeigu bus geri pasėliai kultūriniai augalai. Aišku, jeigu nebus kažkur kultūrinių augalų, nenori tą vietą užims žolės. Dauguma žolių, kad turbūt irgi net nesusimastume, dauguma žolių net neįtikėtina. Visus kiaulpenis, visus asiukliai, dilgėlės, gysločiai yra vaistažolis. Visos žolės, mūsų piktos žolės yra vaistažolis. Daugelį atveju, dauguma jų valgomas, kiaulpenis yra valgomas, dalis atskiros, salotus visokių. Žodžiu, vėl apie tą patį. Tai ar pikta žolė, ar gera, priklauso nuo to, kur jie auga. Vat jeigu augs kažkur auga, kažkur mum netrukdo, negamybiniam lauke, nekultūriniam, tai neskaitom, kad žolė, jeigu specialiai auginsim prie vaistažolės kažkur. Tikrai nesakysim, kad jūs piktžolė, sakysim vaistažolė.
Jeigu jin auga kažkur kultūriniam lauke, tai galvojame, jeigu jų dar daug ten, tai tada jinai jau piktžolė patampa, ta pikta žolė, kuri konkuruoja. Čia dabar tokia įdomi nuotrauka, ta viršui kur daug ramūnių ir rugiagėlių, čia gražus žydintis laukas. Atrodo, čia nereikėjo nedaryti dirbtinai čia tų žydinčių augalų juostų, kur irgi išmoka yra europinė. Pagal ekoschemas galima gauti ten nemažą pinigų sumą. Tai bet čia yra natūraliai čia pasidarė. Čia rapsų pasėliai žieminių yra. Dalis rapsų pasėlių, ten dalis buvo geresnio lauko, bet šita dalis čia tokia buvo. Ir ūkininkas, manyčiau, kažkaip jisai, kaip buvo rekomendacija jam išpjaut, gal pasižiūrėti, persit kažką, bet jeigu nespėjo ir paliko, būna tokių, kad palieka. Vidurį laukų būna nepatogu, nei važiuoti, nei ką ir palieka. Tai va tą vietą užima augalų tiek nekultūriniai, tos piktžolės mūsų. Aišku, ne tas koks minusas, kad sėklų bus daug pribarstyta, jeigu taip jas palikti laisvai, prisibarstys ir vėl bus. Bet vėl priklauso po to daug nuo ko, ar jums būti ir nebūti, augti ar neaugti, paminėsim toliau. Kaip čia reguliuoti? Vat jeigu auga ant betoninių plytelių, čia iškviesta miestų vaizdai tokie būna, ne, gatvės kaimuose kažkur, kur žmonės gyvena. Vis tiek jos veržiasi, kad ir kur randa plyšiuką kažkokį žemės, vis tiek auga. Ir kodėl jos auga? Ko jūs negali neaugti? Čia ir turi, atrodo, vietos nėra. Bet kodėl jos auga? Dėl to, kad dirvožėmio reikia. Dėl to, kad mikroorganizmam, kurie yra po tom plytelėm gyvena, jiem jau blogai ten labai. Ir bet kokią kainą bando sulaiginti tas žolės. Kad jiem pagerinti gyvenimo sąlygas. Čia nuotrauka dešinėje, čia irgi vynogynas gal. Irgi žolės kažkaip, jos žolės yra čia, varpinių žolės, siejamos į tarpuilius, kad vėl neturėt tos nuogos žemės. Kad danga būtų mulčias, pravažiuoji, nupjauni mechaniškai, čia turbūt ekologinis, galima išravėti, jeigu nedidelį plotą, su rankom išrauti. Kažkokias tas žolės galima nupjauti, mulčiuoti, vėl leisti ataukti, bet kad būtų tas veiksmas į dirvožemėje, kad augalai ir mikroorganizmai pastoviai turėtų tą ryšį tokį. Antžeminių augalų tai rūšinė sudėtis irgi labai svarbu. Kuo daugiau atrodo viršuje, įvairovė augalų visokių. Ten ir pagal aukštį, ir pagal plotį, ir vienas žemi, kiti aukšti, vieni ten, jie pasiskirsto kaip miške. Visi randa vietą augti. Ne, visi augalai ten ir medžiai, ir krūmai. Kiekvienas turi savo vietą ir jie kažkaip nekonkuruoja vienas su kitu. Jeigu auga jie tenai, jie nekonkuruoja, jie prisitaiko prie aplinkos. Prisitaiko po medžiais auga, kurie ten šešėliuose auga, tie augalai, kurie saulės nereikia, po kokiuose atvirose vietose miške auga tie, kuriems saulės reikia. Žodžiu, viskas ten taip susidėlioja, tada to vėl natūraliai, niekas juk ten neliepia jam augti, arba nereguliuoja, žmogus nesudina, nesėja jų ten, patys auga. Kas svarbu, ta viršutinė įvairovė augalų, labai svarbu šaknų įvairovė irgi. Kiekvienas augalas, kiekviena augalo rūšis turi šaknų įvairovę, skirtingas šaknis. Vienos yra gilios liemeninės, tokios kaip tvirta turi, auga gilin, kitos yra kuokštinės, daugiau paviršiuje. Čia toj nuotraukui daug tokių jau čia kokių stepių augalai, gal tokios gan gilios šaknės, jeigu palyginti čia liniuoti tokie pačioje grašūnė, jeigu matysite labai sunkiai tie skaičiukai, čia iki 1,5 metro, man atrodo, yra ta skalė pačioje iki nuotraukos pabaigos. Tai kokie šaknynai yra, atrodo, kuo skiriasi viršui, mes kartais gal daugiau dėmesio taip skiriame įpratę, kada viršutinę augalo dalį žiūrėti, saugoti kažkaip, apatinės ir neapsaugosim, bet galim padaryti sąlygas, kad augtų gerai šaknis, kad augalų šaknis augtų, augalų didelis būtų, mes galim padaryti. Kaip ūkininkai, jeigu tikslą tokį turim ir tą dirvožemį purenti, ką jos daro, jos purena dirvožemį, jos natūraliai purena, ne mechaniškai, jeigu mes ten neturim kažkokių brangių tų podrivių purentuvų. Tai reikia auginti tarpinius pasėlius, čia tarpinių pasėlių įvairovė, kodėl svarbi, kodėl ne vienas augalas turi augti, ne viena rūšis, turi būti įvairių rūšių, nuo to, kad skirtingos šaknys ir jie skirtingą darbą daro, skirtingus mikroelementus atpalaidų paima. Pavyzdžiui, vienus pakelia kalcį, vieni pakels kitus mikroelementus ir kad jiem būtų, vėl su jais, su kiekvienu augalu, tie patys, kaip ir minėjau, mikroorganizmai dirvožiai, bakterijos, grybai sudaro ir visi kiti sudaro ryšius su tų šaknų zonoje. Jie su maisto medžiagom apsikeitinėja, duoda augalą atneša. Kiekviena rūšis skirtingus mikroorganizmus pritraukia. Ir tai įvairovė mums kultūriniam augalam irgi ne vieno azoto reikia daug kitokių dalykų. Gal tik galvojam kartais, kad azotas čia išgelbė. Bet iš tikrųjų, jeigu norim geresnį maistą kokybišką, tai reikia visų mikroelementų irgi. Augančios žolės lauke parodo dirvožemio fizinės savybės. Pavyzdžiui, jo kietumą. Tankis, bet kitaip vadinamas, kiek kieta žemė. Didžioji dalis kultūrinių augalų negali geriau augti suslėgtumiuose dirvožemės, kadangi oro trūksta. Ir pavyzdžiui, dabar jeigu auga lauke ūsnis, kiaulpinis, asiūkliai, gysločiai, dirvožemis yra suslėgtas, rodo mums, kad yra suslėgtas, mažo poringumo. Čia apie tą patį, vėlgi dabar galvoju,
Tau tai kas reguliuoja, kodėl jis auga. Dėl ko tie patys suvokti. Mes auginam kultūrinius augalus, ar neauginam, ar ten ir auginam, ir auga ir žolės, ir kultūriniai augalai. Mikroorganizmai visada yra, visada gyvena, visada ir bus visą laiką veikia. Jie pastoviai jie ten veikia. Žiemą gal sulėtėja jų veikimas, bet jie ten gyvena, tai yra jų namai, tą suprasti. Kad jie ir paskatina, jeigu oro trūksta, jie paskatina kiaulpienę sudygti, usnis. Reiškia, dirvožemis sumintas yra. Vat reikia galvoti, jeigu jos auga, nebandyti nužudyti ir užmiršti, nieko nereiškia man. Nužudžiau tą ūsinį su herbicidų kažkokiu, ar dar kažką padariau, ar ten kiaulpienę nupurškiau, bet problemas mes neįsprendėm, dirvožemio problemos, o ten su plūgu kokį irgi neįspręsim, čia jau reikia gilesnių tokių pamąstymų, ar su kažkokiu pažiūrėti fiziškai, kur tas podirvis yra, tas kietumas, kokiam gilį, tada imtis priemonių, gal bus kažkaip, gal bus ten negiliai skutimo gilyje, kokį 10, 12, 15 cm. Gali būti, kad arimo ten 20, 25, dar būna net atveju tokių, kur ir 30 ir 40 gilyje, toks sukėtėjimas yra ryškesnis. Kur jeigu norėtum išimti su mechaniškai, su kažkokiais padargais iki 40, taip jau yra iššūkių tokių ir traktorių galius, ir žodžiu reikia ir brangu. Bet jeigu reikia spręsti, tai reikia. Arba natūraliai kitas būdas natūralius augalus auginti, tuos, kuris gilias šaknius, specialiai auginti, palikti. Kažkaip nebandyti sėti kultūros, paaukoti tą lauką, kaip sakau, savo pelną iš to lauko ar pajamas, gal pajamas, sakykime, ne iš to lauko. Nes jeigu ten kultūra tokiam laukia auga, tai vėl garantuotai pelno nebus. Būna nuostoliai iš tokio lauko. Gal įsivertinti tą lauką, laikyti kultūriniuose augaluose auginti, bandyti kažkaip auginti, neišsprendus tų esminių dalykų. Tai ten augalai neauga, kultūriniai derliaus mes negaunam. Čia jeigu atskiri laukai, tai visiškai tada dar tas atrodo didelis dalykas toks, ar ne? Per brangu rizikuoti ant didelio lauko. Jeigu atskiri lupinukai laukia, tokie gabaliukai būna atskiri pavieniai, tada vis tiek žinom, matom, kai važiuojam per laukus patys, jeigu purškėt ar kažką darot, pravažiuojat, praeinat, matyti iš karto matosi, kur augalai auga, kur neauga, kur geri, kur negeri. Tai tas vietas galima ir spręsti. Eiti žiūrėti, tikrinti dirvožemį, pavyzdžiui, tyrimus paimti ir žiūrėti tas vietas, kodėl neauga, ko ten trūksta jam, kas su dirvožemiu. Vienmetį žolės, varpinės auga daugiau tokio šaknyno, kai rodžiau, jų pas jas yra toks negiluminės šaknys, jos, pavyzdžiui, tokių miglinių visų žulių, jas tokios daugiau paviršinės, kuokštinės ir jos bando taip surišti dirvožemį. Dirvožemį surišti, kad ir jos daugiau augas lengvesnėse žemėse, kur purus tas dirvožemis toks ir jos bando tada tą dirvožemį sukabinti. Surišti, kad nebūtų pūstymo, kad nebūtų, kad vanduo prasileistų. Jis tokį kaip patalą padaro, čia ypač būtinai dangą padaro dirvožemio ir plus tą pūstymą tokį dirvožemio mechaninis. Jeigu jis perdirbtas, tai tos žolės tokios auga. Jeigu yra lengvose žemėse, jos ir suriša. Tada toks irgi jos tą vaidmenį atlieka tokį per puriam dirvožemį. Jeigu jisai, kaip minėjau, usnis, čia dar apie usnį. Laukuose auga jau tokios irgi, dabar jų vasariniuose pasėliuose daugiau būna, galvoju, nes turbūt ta suminimo problema didesnė, žeminiuose dar kažkaip ar išdirbė žemę, ar kažkaip, ar po žiemą dar savo darbą padaro, pajudina, paskui pavasarį nebūna, kad žolės ir pavasarį sudygsta, nebūtinai rudenį jos turi sudygti, žeminiuose pasėliuose turi galvoju, o vasarojuose, žirniuose, pupose, tai dažnas toks reiškinys tenka matyti, kad žirniuose, pupose usnių nemažai būna. Ir pažiūrėti tiesų žemę su kietomačiu, tuo pamatuoji, žiūri, kad ten yra susiligimai, ne vienam sluoksnėje. Ir usnis auga tada, pagalvoju, todėl, kad jeigu usnių daug, tai iš karto galvoju, tai kieta žemė, tai kaip kultūrinis augalas augs. Kokios sąlygos jam, jeigu reikia oro augalam, šaknims reikia, mikroorganizmam reikia. Ir jeigu tik žirniai neatsirastų tų žulių, kažkaip ir nespręstų, būtų taip sliuka tiem mikroorganizmam. Nes žirniai to nepadaro, jie neturi tokios šaknies tvirtos ar ten pupos, kažkiek biškiai gilesnė turi. Bet vis tiek usnis tai daug galingiau augina ir be problemų paraugo tos sukietėjimus. Ir jos auga dėl to, ir vėlgi, jeigu neauga kultūriniai augalai, dėl to kietumo žemės, arba jie būna reti pavargę, aišku, tada dirvožemį, kad būtų mikroorganizmam gerai, jiem ten jie paskatins sėklą sudygti usnių, nes dirvožemė, jeigu yra ten ir tikėtina, kad ne tik usnių būna sėklų, ten būna visokių kitokių žulių, bet paskatina būtent sudygti usnis, kad usnis sudygtų ir darbą darytų. Ir darytų darbą tą, ką turi daryti, parentų dirvožemį. Usnis, kas dar įdomu, čia yra mikroelementai, matosi, ką reiškia, jeigu usnis auga. Trūksta mažas poringumas, vyrauja anaerobinės bakterijos, taip indikuoja žemą kalcio, fosforo, vario, mangano, aukštesnį kalio geležies kiekius. Vienas iš svarbiausių tų būdų, kalbant apie tas žolės, vienas iš svarbiausių būdų vertinant trąšas ir elementus, pavyzdžiui, labai nemėgsta žolės, dauguma žolių, kur auga pas mus gamybinės laukos, nemėgsta visiškai kalcio aplinkos, būtent, kad būtų laisvo kalcio viršuje. Ne kažkur ten 20-30 cm giliai, bet pačiam paviršiuje, iki 10-15 cm turi būti pakankamai kalcio.
Jeigu yra pakankamai kalcio ir laisvo fosforo. Fosforas gali būti ir nelaisvas, bet tada mikroorganizmų aktyvumas turi būti didelis, grybų aktyvumas, mikorizinių, kad jie tą fosforą augalam padarytų prieinamą, atpalaiduotų. Turi būti, jeigu yra P2O5, būtent fosforas šito forma, jeigu jo yra daug, irgi nemėgsta žolis. Žolis, o tos pišulės mūsų nemėgsta, o auga kultūriniai augalai mėgsta. Tai va tokia terpė. Jeigu kultūriniai augalai mėgsta labai tuos elementus, labai bujoja, jam iš karto ten pagerėja visi. Ten azoto aišku būna, bet azotas, va, būtent jeigu trūks tų elementų, nebuvo dirvožėmėje, tai tas azotas mums ten mažai tą įtakoja. Nu, būna neefektyvus tiek, kiek būtų, kad kartu naudojat kompleksą su kitais elementais. Jis daug efektyvesnis, daug efektyvumas, nu, mažesnis normos reikės. Jeigu jau dabar atrodo vien galvojam, kad azotas įspręs ten, neįvertinę, ten trečia po 170-180 veiklę medžiagą, jau žiūrėti kviečiam. Jo efektyvumas augalai tik įsavina, pagal užsienio mokslininkus, įsavina tik maksimum iki 40%, maksimum aš jau pat padauginu. Gerai padaryti iki 50% iš mineralinio azoto tai sugeba, pavyzdžiui, javai įsavinti iš mineralinių trąšų. Ką tai reiškia, kur kitas azotas dingsta? Kas lieka, mikroorganizmai dalį paima, kažkur fiksuoja, dalį organinius junginius, dalį paleidžia į atmosferą kaip amoniaką, kitą dalį KN3 įsiplauna žemyn per vandenis. Jo toks faktas yra. Bet tada, jeigu mes gauname 8 tonas, ten patrešia 170, ką reiškia? Tada ką reiškia, kodėl iš kur tas azotas atsirado 8 tonų, pats skaičiuoja, kad ten azotui reikia ten 300 beveik. Grubiai, aš dabar sakau, daug daugiau reikia negu kad 90 tipų su mineraliniu, iš kur atsirado. Tai atsirado iš dirvožemių. Iš dirvožemio organinių junginių, bet tai gal kažkada apie tos azotinės trąšas, jeigu būtų įdomu, mes galėtume atskirą webinarą padaryti. Bet labai svarbi tema irgi. Ir varpinis žolis, kokios jų šaknų sistemos, kaip minėjau anksčiau, čia nuotrauka tokia iš interneto padaryta, čia natūraliai pievose kaip auga, jos nėra labai gilios tos šaknys, auga, bet jos ir augdamos tą viršutinį sluoksnį, kad ir gal negilus kartais būna, jeigu vien tik varpinis, dėl to svarbu įvairovę turėti, kad būtų įvairių augalų, tada geriau ir gilesnį sluoksnį gerina, orui leidžia gilesnį sluoksnį. Čia daugiau varpinių žolių tokios paviršiuje, iki 10-15 cm juodesnį dirvožemį kūrė, jeigu pievose kažkokiuose daugiametėse pažiūrėti. Taip atrodo negilina, bet tas sluoksnis viršutinis yra pakankamai derlingas, ten mikroorganizmų, žodžiu, ten pakankamai, maisto medžiagų atsipalaiduoja, žodžiu, vyksta ten gyvenimas. Tam viršutiniam sluoksniui kartais gal atrodo neužtenka maisto medžiagų kultūriniam augalam, bet su laiku, kaip sakau, būtent bioįvairovė, kitų augalų šaknų, kitų paauginti augalų sėjomainui, tada viskas bus gerai, tas dirvožemis pagilės. Nemanau, kad vien tik arimo mes galim tą dirvožemį gilį pagilinti. Būtent viską tokio požiūrio augina tarpinius pasėlius, turint gerą sėjomainą, skaičiant augalus ir jie, būtent augalų šaknis gali mums tą dirvožemį praturtinti ir gilesnį padaryti. Žolės, dabar dar reikia, ką dar pasakom, apie dirvožemio pH rūgštumas, dirvožemio rūgštingumas. Ne, kai kurios žolės mėgsta, gali augti, kai kurios nemėgsta, pavyzdžiui, asiukliai, rūgštynės, našlaitės, mėtos, samanos auga rūgščioje žemėje, pH mažiau 6. Aguonos, dirvinių žūtis, garstyčios, baltas šakinys, pentiniai. Aš daugiau tokias šarminės, daugiau 7, šarminės netgi jie tokie mėgsta. Bet irgi jau galva tos žolės, reiškia, apie kokį pH mes galim kalbėti mažą arba kalkinimą, tokį kaip kalcio karbonatą. Netiduoti, jeigu auga tos žūtis, skaitykim, daug yra šakiniai. Reiškia, dirvožemis jau iš karto yra pas mus šarminis. Ramunės vijokliai, ridikai šalpusniai, janažolės auga neutralioj, kaip lengvai šarminiai. Tokia, kur atrodo pati ta žemė. Jeigu tie auga, tai reiškia, dirvožemio pH yra ok. Jeigu tie augalai, tie nekultūriniai augalai matosi laukuose, jie dominuoja ar kažkaip yra, ar jų pakankamai daug prieš kitas žolės dominuoja, tai reiškia, jau dirvožemis 6-7 pats tas ir kultūriniam augalam. Aguonos, irgi čia šios nuotrauka čia Lietuvoje daryta, bet teko būti ir Anglijoje, žieminiam rapse, čia žieminiuose kviečiuose, bet teko matyti ir Anglijoje, kur buvo žieminiuose rapsuose iki žydėjimo. Buvo toks laukas raudonas, kaip ten tolumoje, taip visas raudonas, žiūrėk, laukas čia per pasėlės, taip net nustebę buvom, paskui iš arčiau pasižiūri, kad ten žieminiai rapsai. Tai tų aguonų labai pilna, sakau, tai kodėl jos auga, tai ką jie herbicidų nenaudoja, tai naudoja tos herbicidus ir purškia nesukontroliuoja. Ten Anglijoje nesukontroliuoja, čia jeigu kažkokia čia gali būti toks vaizdas ir nebūtinai, arba nelaiku panaudotas herbicidas, jeigu buvo naudotas, čia gal ekologinis pasėdė. Ekologinėse sunkiau sukontroliuoti. Siekso keičiam kažkaip atsparesnį žolės ir ką auga, kodėl auga aguonos. O tai irgi parodo, jom reikia to erdvių, tokios saulės reikia erdvių, auga atvirose erdvėse. Jos dirvožemio nereiklios pH per daug. Rodo, kad irgi mažai buvo naudojama
chemikalų, nu, herbicidų dar kažko. Reiškia, čia tokiam ekologiniuose laukuose gal daugiau didesnė tokia problema, pasakykime, ne, kaip jau konkurencinis augalas toks. Taip pat indikuoja, vakarai sakiau, kalcio lygiai mažą, fosforo trūkumą ir aukštą aliuminės, nes susijęs su aliuminės irgi su pH, jeigu pH žemesnis, tai aliuminio daugiau. Bet pagrindiniai, kur dar kartą akcentuoju, kad kažkaip, kad užsiliktų kalcis ir fosforas. Kalcis gal daugiau yra toks, kur fosforas taip, jis turi būti ten prieinamas, būtent ta fosforo forma pagal užsieniečius čia. Informacija irgi buvo imta iš tokių užsienio mokslininkų tyrimais, kad būtent kalcis ir kalcis labai svarbus. Jeigu bus pakankamai kalcio, reiškia, žolių mažiau turėsime ir kultūriniai augalai geriau augs. Jeigu daugiau informacijos norėsit, čia galite nusifotografuoti šitą nuorodą. Čia yra nuoroda žaliai parašyta, čia yra InSoil puslapį internetiniam ir ten daugiau informacijos. Ten Laurinas yra prirašęs straipsnį tokį didelį apie konkrečiai apie tuos žolė ir kokius elementus rodo, kokį perteklių, kokį trūkumą. Gal ten tų žolių daugiau. Ten jeigu labai jau kažkaip įdomu būtų, ar kažkokio konkrečiai jūs turėtumėt klausimų, galima būtų ar Lauriną, ar man ten parašyti ten, ar kažkaip ten parodys tos kontaktus gale. Ir pasiklausta, tu žolė tokia ir kokia problema, ką jin man rodo, ką jin nori pasakyti ten. Laurinas, kiek girdėjau, nusipirko knygą tokią užsienietišką ten. Toks, ką žolės kalba, ar kažkaip ten panašiai, tai žodžiu, ten irgi labai surašyti. Labai įdomių dalykų apie tai, ką kiekviena žolė rodo dirvožemį, kokie elementų per daug ir ko per mažai. Tai jeigu spėjot kažkaip nusifotografuoti, jeigu čia su telefonu nusiskanuosit šitą, jums tiesiai įmesit tą straipsniuką. Ir kai turėsit paskui laiko, kada nors galėsit peržiūrėti ten, jeigu nematėt, nes kartais atrodo yra tos informacijos daug, bet neieškai, tai nerandi. Čia norėjau pasidalinti, kad galite ir ten paieškoti. Taigi, dabar kaip sumažinti arba visai pašalinti žolių neigiamą poveikį kultūriniams augalams. Ką dabar bandžiau ir pasakyti, jau tokios įvairios priemonės yra, ne vien cheminės. Yra ir cheminės priemonės nurodyta herbicidai, yra iš pasirinkimų, taip, lengviau, kaip lengvas būdas, taip, savotiškai lengvas, jeigu nežiūrint kitų pasiekmių, kokiais jos, ką ten tie herbicidai padaro, kokią ten žalą aplinkai ar kažkam daro. Jeigu nežiūrint į tai, lengva ten, aiškiai, brangu, kainuoja. Čia yra daug dalykų. Bandysiu aš paskui dar ten biškai į tos herbicidus labiau atkreipdėmėsi. Bet herbicidai viena iš tų. Taip pat bioįvairovės, pirmiausia, ką mes kalbam, kaip iš dirvožemio pozicijų. Žiūrėdami, kad dirvožemis yra svarbiausias ir gamybos priemonė svarbiausia, ir ta gyvybė dirvožemė labai svarbi, kad jis yra gyvas, kaip mikroorganizmų namai iš tos pozicijos žvelgiant. Tai tas priemonės tokios, kur galėtume taikyti, tai mes į tai pirmą dėmesį tai akcentuojam. Kad tai yra bioįvairovės sukūrimas ir išlaikymas. Tai sėjomena, tarpiniai pasėliai, įsėliai, daugianariai pasėliai. Ne vieną esu girdėjęs irgi pasakymą, čia sėjomena, čia man auginsiu tas kultūras, kurios pelningiausios, tai reiškia kviečiai su rapsais ten kažkaip tai. Trumpalaikį perspektyvų, taip, bet kiek ilgai jūs tą darysit? Čia reikia pagalvoti, kiek ilgai. Kad taip nualinti dirvožemį, nes tai iš tikrųjų, jeigu nėra sėjomenos normalios, nėra augalų kaitos gerinančios, keičiančios kultūros, kurios gerina dirvožemį, keičia tos, kurios blogina. Tai jeigu nėra tos mainų, tokių laikė tame lauke, tai problemos atsiras, jos anksčiau ir vėliau jos atsiras lygų problema, atsiras žolių problema. Kažkokius yra susiję vienos žolės konkrečiai su kultūra kažkokia, kaip ir minėjau. Pašiaušėlis, pavyzdžiui. Pašiaušėlis ten daugiau dėmesio biškai skirsiu gale. Pašiaušės ten tik atsiliuojant visai pasėliuose, didelė bėda yra. Jeigu mes ten sėjomeną javus auginam, kvietrugius, kokius žieminius kviečius, ten kažką miežiuose, miežiai labiau konkuruoja, ten mažesnė bėda. Bet tuose, jeigu atsiliuojam kviečius labai pelningiausias kultūras, tai tą pašiaušlį tokį reikalą turėsim problemą didelę. O jeigu jų mažiau turėsim normalią sėjomainą, tai natūraliai mes to pašiaušlių mažiau turėsim. Nepalankių augimo sąlygų sudarimas. Tai ką ir kalbėjau. Žinoti žolės, ką mėgsta, kurioje terpėje auga, kokių sąlygų jom reikia, kad augtų. Daugelis žolių irgi auga ten, kur yra, pavyzdžiui, daug NO3. Jeigu yra daug azotų formose NO3, mes per daug mineralinių trąšų pritręšim. Iš kur NO3 atsiranda? Daugiausiai iš mineralinių trąšų. Gali būti ir iš žalio mėšlo, kaip vadinu, šlapito mėšlo, to tokio neperpūdyto mėšlo. Irgi daug yra ten azotų. Junginių būtent NO3 forma, amoniako. Bet NO3 formos, jeigu yra žolės, labai mėgsta, labai ten bujoja. Tiesiog, jeigu yra tų žolės auga, reiškia, yra per daug azotų. To laisvo tokio azoto dirvožemį pas ekologus, pas Valentiną Genių prisimenu tyrimus darė vieni.
po daug metų jis ten net nustebęs prancūzas buvo, kuris padarė, kad kai pas jį rado ten visai NO3 formos nerado dirvožėmį. Tai žiūrėjau, kad nerado ten amoniakinę, amonių formą. Sakau, kaip taip gali būti, amonių formą rado. O ten jeigu amonių forma, tai mikroorganizmo aktyvumas, reiškia, yra geras. Yra palankus. NO3 ten tokie tai bakterijos dominuos. Nebus grybų. O dirvožėmė turi būti ir kitų tų mikroelementų, turi būti balansas. Taip, mikroelementai svarbu. Svarbu mikroelementai. Jeigu nėra tų elementų, aš kažkaip įsivaizduodavau dar anksčiau, iš savo patirties gamybinės, jeigu mes ten 5 tonas kviečių kažkada planuodavom, gal mikroelementai netokie svarbu, nes dirvožėmė tikrai ten tų mikroelementų, net mokslininkai girdėjau pasisakymus, sako, ten tu 4-5 tonom, ten turi visko užtekti. Bet kai pasidarė tos naujus veislės atėjo, kur galima auginti 5, 6, 7, 8 ir 9 ir 10, jau daugiau jau taip kaip kito, tada tikrai tą masę užauginti reikia ir tų elementų, mikroelementai tada jau pasidaro svarbesni, žymiai svarbesni. Jau gal ir nebeužtenka kai kur dirvožėmiuose, netgi jeigu ir dirvožėmių mikroorganizmo aktyvumas yra pakankamai didelis, gali būti neužtekti, gal jų fiziškai nėra, gal tokie dirvožėmis yra, kad ten trūks kokio nors, pavyzdžiui, molibdeno arba ten mangalo. Tai tada, aišku, svarbu kažkaip ir nešti tuos elementus, bet juos galime nešti ir su visokiais kitokiais, nebūtinai su ištraukom, kažkokiom su kompostais, su organiniam trašom. Galime nešti su tais, nebūtinai, kad jį kaip elementą tokį purkšti, bet purškimas irgi galimas. Ir čia cheminės priemonės aš jau pasakiau. Dar vienas svarbus dalykas irgi suprasti. Va čia angliškos tokius įdėjau slaidus 2. Tai ūkininkai, čia parašyta, ūkininkai augindami, kad sumažinti pesticidų poreikį arba naudojimą, augina va tokias medingų augalų juostas. Čia medingų augalų juostas, kaip pas mus irgi yra, kaip minėjau, ekoschemai programą, mes galime auginti medingų augalų juostas. Ir ką reiškia, ką jūs reiškia. Va, taip, ne taip pakrašty kažkur ar kokią atskirą lauką, kas man svarbu, kad suprasti, bet va, vidury lauko, paimi juostą pasėjai, paskui čia dar pasėjai, nesimato, kad dar šonuose būtų. Tai būtų dar pravažiuoja kokie 2 purkštuvai pločių, praleidai vėl tą juostą pasėjai ir jie pritraukia vabalus. Ir vabalus gerus pritraukia vabalus, tos juostus, ir kad apdulkintojai veikia, tai ne tik bitis, reikia suprasti, apdulkina žindžius augalus, apdulkina ir daug visokiausių kitų vabzdžių. Daug visokių kitų, bitės, aišku, labai svarbi. Bet ir tie vabalai, ką jie daro, jie yra kaip maisto grandinėje, va čia vabalai, kurie gyvens, visokiausiai, jie valgys tos mūsų kenkėjus, samarus, dar kažkokius ten, kur mūsų pasėliam tipo yra kenkėjai, mūsų pasėlius valgo, tai jeigu mes turėsim natūralių valgytojų, sukurti natūralią tą terpę, grandinę, tą tokią, kai gamtoje yra natūraliai, tai jie natūraliai mums insekticidų nereikės, užmirškite insekticidus. O jeigu mes purškiam insekticidus, pasisėjam juostas, skaitykime, ir naudojame insekticidus, tai ką mes darome? Žudom visus. Žudom ir tos, kurie valgo tuos blogiečius ir norėdami nužudyti blogiečius, bet žudom viską iš eilės. Ir ateities ten nėra, nes vabalai visaka. Ir ką čia dar kitas slaidas, ką rodo, čia tokio irgi amerikiečių mokslininko, tokio entomologo Lundgreno. Čia yra apačioj ta nuoroda, iš jo čia paimta prezentacijos. Kad vabalai yra, kodėl jie svarbus, o būtent kodėl svarbus, juos reikia sukurti tokią terpę, kad jie į lauką ateitų. Reiškia, nenaudoti insekticidų ir sukurti tas žindžių augalų juostas, skaitykim, pati pradžia. Paskui natūraliai, jeigu padarysim mažiau judinsim žemę, aš manau, kad tų vabalų atsiras ir jie gyvens natūraliai. Ten nereikės gal ir tų juostų atskreisėti, bet kad juos pritraukti lauką, kažkokią dalį aplink lauką, kaip ekologinius ūkius, reikia aplink lauką padarom tas juostas tokias. Aišku, faina, kai užsieja žydinčiais augalais, nebūtinai kažkokiais ten žolėm tik. Ir tie vabalai, ką noriu pasakyti, va čia parašyta yra, čia angliškai parašyta, 162 tūkstančiai sėklų buvo paskaičiuota, čia tyrimas padarytas to mokslininko. 162 tūkstančiai žulių sėklų buvo vienam kvadratiniam metre. Ir čia buvo, taip, farm fieldas, tai buvo, skaitykim, kažkoks kultūroje, ar čia kukurūzus, ar dar kažkokiam žodžiu, lauko kultūra auginta buvo. Ir aš įsivaizduoju, jeigu tiek daug vabalų buvo, tai čia turbūt, kad nebuvo, gal ekologinis ūkis, nes taip chemizuotam ūkiai abejoju, kad tiek būtų. Esmė, va, suskaičiavo tiek tų vabalų, čia tiek tų sėklų suskaičiavo, atsiprašau, pirmą 162 sėklų ir 137 tūkstančiai, nuo 137-161 tūkstančių buvo tų vabalų visokiausių. Pradedant nuo čia, kaip parodyta, nuo šimtakojų, nuo svirplių, nuo žiugų, nuo vidarėlių, nuo visokiausių vabalų. Žygių ir visokių kitokių, žodžiu, daug labai rūšių yra, kur mes net nesuvokiam, kai jų nepamatoma, ne kažkur realiai nesuvokiam, bet jie ten gyvena pilna visokiausių. Ir kokią išvadą padarė? Per dieną tie vabalai suėda apie 10% tų sėklų, bet jos turi būtent paviršiaus tos sėklos, turiu galvoj žulių sėklų, mūsų piktžolių sėklų.
Ką mes padarome, va čia susimastyti reikia, ką mes padarome su tais giliais skutimais tokiais, po kombinavimo iš karto skūtam giliai, nu vėlgi čia, vėl reikia suprasti, palaidojam tas sėklas, palaidojam tai jiem ir tą maistą pašalinam, bet yra kita problema, aišku, jeigu mes ten intensyvus esame, chemijos priklausomi, tai tų vabalų ten pas mus tiek ir nebus, ten tų sėklų gal niekas ir nevalgys. Bet čia kalbam apie tai, kad yra būdas, kaip natūraliai tą padaryti, kaip sukurti tą terpę tokią, kad tie vabalai ateitų ir gyventų ten. Ir jie tada tvarkys tas mūsų žolės, tas mūsų piktžolės, taip vadinamas. Jeigu 10% per dieną, tai ten pasimaitins jie kelias savaitės porą ir visai tų žolių sėklų ant paviršių nebus. Jeigu mes nebūsime įterpinėję. Čia vėlgi apie tai ateina kalba kartu susiję, viso sistemiškai reikia žiūrėti į tą ūkininkavimą. Kad svarbu žydinčių augalų juostus, kad vabalai ateitų, tada chemijos nenaudojimas, mažiau trąšų naudoti, tada, kad dirvožėmio mikroorganizmai aktyvesni būtų, mažiau mineralinių turiu galvoj. Augalų įvairovė, tarpiniai pasėliai, viskas susiję ir žemės judinimas mažesnis, kad sėklos ant paviršiaus liktų, kad nelaidotų jų, bent kad negalėtų. Tai va, kai tas įsivažiuos, ir tikrai aš labai tikiu įsitikinęs, kad tą galima padaryti, kai įsivažiuos, tai po kažkelių metų tas laikotarpis perėjimas reikalingas, viskas, tada gamta tvarkysis pati savaime, tai nieko nereikės mums daryti, pasėjai kultūrinį augalą, padarai kažkokią, kad tiek ir visokie vabalai aplinka gyventų. Ir natūraliai viskas gausis. Ir dirvožėmis. Jeigu mes, sakiau kažkada pasisakym, nes tai dirvožėmė, jeigu mes labai didelį kreipsim į dirvožėmį, nu svarbiausia bus, kad suprasim, kad yra labai svarbus dirvožėmis, mums jį pagerinti kaip įmanoma. Mes būsim mažiau priklausomi nuo aplinkos faktorių visokiausių, nuo temperatūrų, nuo visokių liūčių, nes daug sugers ir nuo chemikalų, ir nuo trąšų. Vienareikšmiškai būsim priklausomi ilgalaikėj perspektyvoj. O jeigu nekeisim, nedarysim jokių pokyčių, tai trąšos brangsta, chemija irgi turbūt jau kyla, kainos kyla ir pasidaro žolių atsparumą visokiausiai ten apie pašiausiai. Trumpai pašnekėsiu, yra daug problemų atsiranda, kurių mes, jeigu nekeisim nieko, mes būsim labai labai blogoj padėti, netolimo ateityje. Dabar prašyčiau, kad čia apie tą dalykus Laurynas pašnekėtų. Jo, gerai jūs čia kalbat ir pasakojat, tai aš šiek tiek noriu pratęsti tą mikroorganizmų temą. Jūs šiek tiek palėtėt, kad mikroorganizmai daro didelį įtaką įvairių sėklų degimui, tai iš tikrųjų taip, ir tai gal yra jauna tema, ne taip jau seniai pradėta nagrinėti, bet ištakos yra gal 1985 metais tokia studija pasirodė, kur tyrinėjo tiesiog kokią įtaką turi bakterijos, grybai ir tų bakterijų grybų valgytojai augalų augimui ir produktyvumui. Ir ten nustatė, kad kuo daugiau yra bakterijų, kuo daugiau yra grybų, kuo daugiau nematodų ir visų kitų tų mikroorganizmų, tuo produktyvesnis yra tas augalo augimas ir derlingesnis visas tas dalykas. Tai esmė ta, kad mikroorganizmai yra atsakingi už mitybos ciklus. Ir žodžiu, ta studija buvo tokia pradžia, bet nuo to jau praėjo nemažai laiko ir yra išanalizuota, kad dirvožemio mitybos tinklo sukcesija didina tą produktyvumą vadinamą. Tai kas yra sukcesija? Tai laipsniškas augalų ir mikroorganizmų bendrijų pasikeitimas tam tikroje vietoje. Tai tarkim dirvožemį, jeigu mes suariam ir turim pliką dirvožemį, tai ten vyrauja tik bakterijos ir niekas kitas. Ir po to po truputį, bakterijos tas pirminis mikroorganizmas ir po truputį atsiranda jų valgytojai, kiti mikroorganizmai ir taip tas ir derlingumas ir produktyvumas dirvožemį didėja. Ir aukščiau Tautvydas rodė tokią skaidrę su augalų šaknim ir įvairovė. Tai reikia suprasti, kad kiekviena augalų šeima turi tam tikrą savo mikrobiomą, tam tikrus mikroorganizmus. Ir va čia šitoj skaidriai iš tikrųjų yra parodyta tas F ir B, tai yra grybų ir bakterijų santykis. Tai reiškia, jeigu dažniausiai piktžolės auga, kai yra labai mažas tas grybų ir bakterijų santykis. Bakterijos daugiau išskiria nitratus, atsakingos už nitratų išskirimą ir panašiai, ir tas leidžia va tom piktžolėm sudygti. Ir jeigu mes einam tolyn, ta sukcesija, pačiam gale yra miškas, tai ten jau vyrauja grybai. Tai jeigu mes norim auginti rapsą ar javus, tai turim irgi maždaug pataikyti į tą sukcesijos vietą. Tai, pavyzdžiui, po to ten Tautvydas sakė, kalbės apie pašiaušėlį, tai jis yra pionierius smiglinis augalas. Tai matot, jisai tarp rapso ir tarp javų auga. Tai ką tas praktiškai duoda, tai jeigu Tautvydai per kitą slaidą, jeigu jungtumėt, tai ar iš vis įmanoma tą informaciją panaudoti praktiškai. Ir iš tikrųjų yra įmanoma. Anglijoje darė tyrimą, tiesiog
Žinot, tos, kaip čia reikia pradėti nuo pradžių, kad tų mikroorganizmų galima padauginti. Tai padauginti galima padarant tam tikrą specializuotą kompostą. Tarkim, jeigu jums dirvožėmi trūksta grybų, tai galima pagaminti grybinį kompostą ir naudoti jo ekstraktą, ar dar ten paeruoti šiek tiek padaugintų mikroorganizmų ir juo išpurkšti užsėtą dirvožėmį. Ir va čia matot, kad iš tikrųjų tai veikia, aišku, nėra idealu, bet rezultatas matosi, kad vietoje, kur buvo tas daryti, tai yra išpurkšta, piktžolių yra šiek tiek mažiau, o ant ryte tai yra piktžolių daugiau. Tai reiškia, kad kažkokią įtaką tie mikroorganizmai turėjo. Tai va tas rodo, kad mes galim šiek tiek manipuliuoti tą dirvožėmio mikroorganizmų ekosistemą. Ir jeigu tu tada jungsit kitą skaidrę, tai čia yra vienas iš būdų, kaip su mikroorganizmais galima tą padaryti, o kitas būdas, kad mes galim su mineralais šiek tiek tą pamanipuliuoti taip pat. Tai čia yra toks kalcio karbonato ir melasos tirpalas. Tai čia jis irgi yra toks senas dalykas, aš keliuose šaltiniuose atradau tą patį. Tai vienam buvo aprašyta šiek tiek plačiau, kad kažkur 86 metais Pensilvanijoje tarp ūkininkų pradėjo sklisti kalbos, jog išpurškus dirvožėmį ten su apie 12 kg ar 13 kartų kalcio vandens kartu su panašiu kiekiu melasos, tirpalo piktžolės neauga. Ir taip pasklido tarp ūkininkų, bet taip ir, nežinau, iki mūsų nedaėjo turbūt, ir iki jūsų turbūt nedaėjo ta informacija, bet knygose yra aprašyti tie dalykai ir yra šiek tiek paaiškinti. Tai ir būtent va toj knygoj, kur Tautvydas sakė, kad turim, tai yra When Weeds Talk, ten yra daug augalų rūšių ir piktžolių augalų, nu, tų augalų, kuriuos vadinam piktžolės. Ir ten aprašytos ar dirvožemio savybės, arba mineralai, kurių trūksta. Tai dažniausiai vyrauja, kaip Tautvydas ir sakė, kad trūkumai yra prieinamo kalcio pagrinde. Tai prasme, labai mažai piktžolių, kurios auga, kai nėra kalcio trūkumo paviršiui. Tai va būtent tas tirpalas turbūt, va, ir kaip čia yra parašyta, kad tai nėra herbicidas, bet tiesiog biologinės aplinkos tas keitimo metodas. Kai tu tiesiog šiek tiek pakeiti terpę. Ir toj terpėje tada arba sąlygos yra prieinamos augti ten javam, bet neprieinamos augti tom piktžolėm, sakykime. Nes, kad jeigu įsivaizduot tų nekultūrinių ar tų piktžolių, ar dabar sakykime piktžolių, sėklos yra labai mažytės ir jom reikia nemažai maisto medžiagų, kad jos augtų, palyginti su kokiu kukurūzu ar javų sėklom. Tai todėl jam reikia maisto medžiagų. Ir jeigu tos maisto medžiagos bus surištos kažkaip staigiai, kažkokiu staigiu būdu, jų nebus jų aplinkoje ir jos tiesiog nesudygs. Tai vat tokį variantą galėtume pabandyti kas nors ir mums duoti atgalinį grįžtamą ryšį. Būtų labai įdomu, kokie jūsų pastebėjimai. Tai va, mano čia baigėsi. Ačiū, Laurinai. Pratesti. Dabar, kaip sakiau, paminėsiu herbicidais, irgi didelį patirtis ūkija. Mes ten tų kitų būdų, naujų, tų kalcių dar tada, kai ūkininkavom, kai pats ūkininkavau, tai ten dar kažkaip nebuvo apie tai tiek daug informacijos ir pats negalvojau, kažkaip naudojam herbicidus naudojam. Mes jų mažiau naudojam, iš tikrųjų, jeigu palyginti su kažkokiam įprastom technologijom, intensyviom, tai mes jų vis stengiamės kažkaip mažiau naudoti. Aplamai ir herbicidų, ir kitų fungicidų mažesnės normas. Bet vėlgi, yra pavojai tokie mažesnės normas herbicidų, ypač su pašiaušliu, kaip minėsiu. Arba kitus žolius iš karto pripranta, iš karto sprūmai gauna. Jeigu tik mažesnės normas padarai, atrodo, reikia tiek naudoti, kiek yra parašyta. Jeigu tikrai didelę bėdą turite, jeigu tikrai norite ant tų herbicidų būti priklausomi nuo jų, tai pasirinkimas. Pirmiausiai, tai yra nenatūraliai neštinė medžiaga, kuri neigiamai veikia mikroorganizmus. Ne tik kažkokie fungicidai, visi agrochemikalai, reikia suprasti, neigiamai veikia mikroorganizmus. Dirvožėmis, vis tiek patenka ant dirvožėmių, jų nori, nenori. Stresas kultūriniams augalams ir likučiai produkcijoje. Kokie čia pavojus vardinu. Čia faktas. Kai mes ekologiją perėmėm, aš visokių pamačiau laukus, kurie nebuvo purkšti jokiais produktais, nei mikroelementais, nei herbicidais, nei jokiais. Ir augalą, kai pamačiau, tai buvau nustebęs, sakiau, wow, aš tokių augalų per savo visą istoriją chemizuoto ūkio nebuvau matęs. Tokių augalų švarių, be jokių stresų.
Atrodo, tik okei, tai kažkokiu metu buvo, ten yra atskiri augalai, bet tai nereiškia visas laukas toks buvo iš karto ten be jokių problemų. Ne apie tai kalbu, aš tai atskiri augalai, bet jie tokie sveiki buvo. Ir be jokių, atrodo, be jokių kitų įneštinių medžiagų. Ir likučiai produkcija, sako, sako, chemikalų pardavėjai, gamintojai, ten yra leidžiamos normos, viskas ok, produkcija leidžiasi, tos normos yra, likučiai gal neviršina tų normų, bet jos yra, jos organizme pas mus kaupasi, mes valgome tos maisto produktus su tais leidžiamom normom, bet pas mūsų organizmas kaupėsi, taip pat ir dirvožėme jie kaupėsi, su kiekvienu įnešimu, su kiekvienu purškimu vis mes juos įnešam daugiau, kur jie dingsta, išgaruoja, jie yra, mikroorganizmai gerai padeda, juos suriša. Ir irgi nemėgsta jie tokios neigiamos nuodingos terpės, ne? Jie patys stengiasi belia kaip paskui tos neutralizuoti. Sujungia kokius junginius, kad tik jie ten žalos nedarytų. Tie nepageidaujami elementai kažkokie. Ir, kaip ir minėjau, normas mažinti negali arba jeigu ir nemažinai didėja atsparumas herbicidams ir žolių atsparumas didėja. Čia irgi faktas tokia šiandienos tokia didelė bėda. Dažnai būna irgi sunku tinkamom sąlygom juos panaudoti. Ten jeigu dirva kažkokia grumstuota, dar per šlapia, dar kažkas ten dirvinių negali panaudoti, efektyvumas nebus geras, ten per šlapia, per sausą vėjas, per didelis, vėl neefektyvu. Nu, žiūrėk, reikia labai taikytis kažkaip, jeigu plotas tai dideli, nespėjai fiziškai padaryti. Mikroelementus, kaip minėjau, užrakina, irgi sujungia, jeigu ateina, jie jungiasi, yra druskos, yra elementai ir herbiciduose yra elementai, kurie susijungia paskui su dirvožemiu ir užrakina, su mikroelementais gali užrakinti ir brangu. Jeigu žiūrėti apie pašiaušlių naikinimą, yra brangu, herbicidai brangu, plus aplinkos tarša, nori, nenori, jinai vyksta. Tai tie tokie pavojai. Ir dabar nuotraukos iš laukų šių metų, čia du skirtingi laukai. Pupos abiejose laukuose ir vienoje kairiai pusėje vienoks pasėlis atrodo, dešiniai kitoks. Čia tokia aiški riba matosi. Kas buvo dešiniai padaryta, purkšti herbicidai dirviniai, pupose ant sudygusio ir poveikis, kaip matosi. Tas stresas, ką kalbėjau. Pupų nenužudė, bet jau stresą gavo. Dirvinių herbicidų gavo stresą, čia kita dalis ryškiai matosi, kai tu pamatai laukia, kiek jos yra daug žalesnis ir sveikesnis atrodo. Kažkokiais laikui sustresavo, atsigavo. Ar tai turi įtakos derlingumui? Svarstykite, jeigu ten gavot 5 tonas pupų, reiškia neturėjo, jeigu gavot mažiau, ten 3 tonas ar 2 kokias, tai reiškia turėjo. Čia kairiai pusėje tai yra irgi, atrodo, klausimas, kas čia yra tokio, lyg tai sako, ne visas, jeigu herbicidas vėl purkštas pavasarį kažkoks, ne, ir atskiri augalai pageltė tik tokie, tai net neturėtų būti, turėtų visi jie tokie būti. Paskui išsiaiškinom, kad čia buvo dirviniai herbicidai, žieminiai kviečiai, ko purkšti buvo, likučiai herbicidų, pupas stresavo. Kaip minimaliai dirbimas čia gal buvo, stresavo tie ir todėl, kad kodėl vietom, nes visas laukas kviečių purkštas, dėl to, kad dirvožėmis skirtingas. Kai kur dirvožėmė tie mikroorganizmų aktyvumas didesnis, neutralizavo tą cheminę medžiagą ar suveikė geriau kažkaip ir neutralizavo mikroorganizmai geriau ją suskaidė greičiau. Tai mažai nepadarė tos žalos, kai kur padarė pupom. Čia lopais tokiais laukas. Jau tokie pavojai su tais herbicidais dideli, jų neišvengsim. Dirvožemių struktūra blogėja, grumstai pasidaro. Ir čia toks atrodo grumstus padaryti, kur dabar dirvinė nupurkščiai. Čia lenda per tą vidurinį nuotrauką, ten per tarpelius, jeigu žiūrėsit, auga augaliukai tokie, bando išlysti kažkaip. Gerai, dabar galvoju, gerai, lietus užlyjo po to. Užlyjo ant to lauko, lyjo gan pakankamai, ir tai jis ištišo tas tai molio, čia molio tokia žemė. Ir visko to žolės atrodo ir tie augalai sudygo tos pupos. Jos retesnės buvo, netolygius, bet sudygo. O jeigu nebūtų buvę lietaus ar ilgiau buvo, ir būtų tragedija. Čia apatinė nuotrauka, čia kur yra lenda žolės ar kažkas. Ir tuose grumstuose, jeigu būna žolių sėklų, irgi juose yra. Taigi herbicidai niekas nesuveikia, paskui kažkada ištiš gal jie kažkokiu lietaus gavę ir gali tai vykti jau, kai pasėliai bus dideli pakankamai. Ir vėl konkuruoja. Tai to, kad nesudaryti tokių sąlygų, nepalankių, tokių netinkamų, tai mes turim visiškai keisti dirvožemių. Apie dirvožemių supratimą, ta prasme, kad nebūtų plutos, neturi būti pluta ant dirvožemių, neturi būti grumstai. Iš mes kažką negerai darom, technologiškai, jeigu atsiranda. Dabar taip irgi greit prabėgsiu tą pepelinis pašiaušlis. Baubas siaubas didelis, gal kas nematė, tai jis panašus yra į motiejuką, kaip žolė tokia galva, tai jau panašiai, bet jin tokia plonesnė ir ilgesnė. Teigiama, kad iš vienos sėklos gali užaugti, pavyzdžiui, iki 10 stiebų, gali ir daugiau būti, ir vienoj toj galvutėje gali būti iki 100 sėklų. Tai pagalvosiu, iš vienos sėklų gali būti kokie 800, 1000 iš karto sėklų padauginta. Ir jis atrodo tokia nekalta žolė, tokia labai, kol auga, tokia labai švelni, labai mažytė, jeigu tik skilčialapį ir tokia truputį iki kokių 5 cm paaugęs, labai lengva paėmė su pirštukais ją ištraukė, labai tokia nėra kažkaip agresyvios šaknys, gilios, labai lengvai įsitraukia, kol maža. Ir galvoju, okei, taip atrodo lenda, dauginasi šitą.
Ką noriu pasakyti, reikia suprasti apie tą žolę. Čia anglai jau senai su juo kovoja, skaitykime, nes su visokiais herbicidais atsparumas atsiranda nauji herbicidai veiklios medžiagos ir po kokių kelių metų, 2 ar kažkiek atsparumas iš karto to žolės yra, iš karto prisitaiko. Nebeveikia tie herbicidai. Ir jos, pavyzdžiui, kokia žala gali būti, tokia atrodo visiškai nekalta. Sėklomis dauginasi, faktai apie tą žolę, kokie svarbu suprasti, jinai dauginasi sėklomis, tik sėklomis. Nėra kaip varpocis, kad iš šaknų atželia, kaip pusnis ar kažkas, tik sėklomis. Reiškia, jeigu norim sustabdyti jos plitimą, mes turim neleisti pasidauginti sėklų, arba tos sėklas sukontroliuoti kažkaip, žinai, neleisti, neužkasti jų į žemę ten ar kažkaip tai, kad jos ateityje pradėtų. Jos išgyvena žemėje, nėra kaip kad kitos žolės ilgai, teigia, kad iki kokių 3-4 metų gali tik išbūti. Paskui ten dirvožėmė vis tiek jos praranda tą gyvybingumą ar kažką, bet tokios nėra labai, sakau, jos tokios agresyvios. Bet kai auga, kai jų yra, tas dauginimas, jos labai yra labai pavojingos. Jos derlių gali net iki 70% kviečių, pavyzdžiui, sumažinti. Ne, jeigu jų labai daug bus, ten pagal anglų patirtį, gali iki 70% derlių sumažinti. Dygsta faktas, vėl toks labai supras reikia, sėklos dygsta iki 5 cm gylio. Mačiau, kai kur ten jau rašo ir 6-7, ten kažkur jau internete mačiau, bet anglų informacija tyrimus, kur atlikę daug, iki 5. Ką tai reiškia? Reiškia, jeigu mes kažkokius darome skutimus iki 10 cm, mes dalį sėklų palaidosim garantuotai. Užkasim ten ateities kartom. Ta prasme, ne ateities kartom, bet ateičiai, kada kita kultūra kažkokia auks. Jeigu, va čia, kame problema, jeigu yra javų sėjomaina dominuoja. Dominuoja javų sėjoma ir atsiliuojami kviečiai, tai ta problema didžiulė tada atsiranda šito pašiaušlio, jeigu yra atsiliuojami kviečiai. Nesunaikinti labai sunku tada. Tai kažkokim herbicidai teigiama, kad 80% sėklų, kitas faktas, sudygsta rudenį, 80% iš viso to, ką padauginu, dabar po to pasėlio nukris jos čia, 80% rudenį sudygsta. Ir dar faktas, kad 75% sėklų daigumą praranda kasmet. Čia dėl įvairių sąlygų. Ant paviršiaus, kai bus, gal kažkas ten nesuvalgės, kažkokių vabalai ar dar kažkas. Žodžiu, nėra tokios, kaip sakiau, kad jos labai, tos sėklos išlieka ilgai ir labai plačiai dauginasi. Bet vien dėl to, kad jos vienas augalą, vieną sėklą gali užauginti tiek daug sėklų, iki 1000 iš vienos sėklos, dėl to pavojingos labai yra. Ir teigiama, netgi palyginti mažas tas tankumas to žolės, jeigu nereikšmingai gali sumažinti derlingumą, reikšmingai, netgi palyginti mažas šios žolės pasėlė gali reikšmingai sumažinti. Pavyzdžiui, 6, 12, 25 augalai kvadratiniai metrai, jau augalai čia, turim galvoje, jeigu tie augaliukai, jeigu dar pasidaugintų po kelias stiebus padarytų, įsivaizduokit, kiek jų daug būtų. Tai jie derlingumą gali sumažinti 0,4 ir 0,8 tonus, irgi pagal mokslininkų paskaičiavimus. Buvo teikta, jeigu pavyzdžiui, 500 tų vienam kvadratiniam metre, ne tų augalų, ne 25, bet 500, čia jau daug, tai gali būti iki 50% tas derlingumo nuostoliai. Anglijoje buvo irgi pasakyta, pagal pas juos, ne visam regione, mačiau Anglijoje šių pietiniai daly daugiausiai paplitę UK, Jungtinė karalystė, šitam teritorijoje. Tai pas juos pietinį daly, per vidurį daugiau, šiaurį mažiau. Bet jie teigia, kad pas juos jau tose teritorijose, kur paplytę, jeigu jie būtų nekontroliuojama, jeigu herbicidai vis tiek vienaip ar kitaip atsiranda naujus, vis tiek su jais kontroliuoja, pagrindas yra. Jeigu nebūtų tų herbicidų, žmonės nenaudotų, tai kasmet jie beveik iki 3,4 milijonų tonų kviečių nenagautų. Vien dėl to žolės tiek kviečių negautų. Didžiulis kiekis, kaip galvoja, kelia problemą. Ir jeigu paverčia į pinigus, tai didžiulis pinigų sumų susidaro. Didžiulis valstybei, pavyzdžiui, ne? Kiek prarandama dėl to žolės. Atrodo, čia irgi tokie slaidai iš jų paėmiau, toks, kad suprasti, paaiškinsiu, kas yra tas, taip ant Y šviesa, ne, kairiai, čia blegras populiacija augalų, bet čia ne tas pats, čia kaip kontrolė paimta, ta raudona kaip kontrolė, skaitykim, bet ne tame pačiame lauke, čia suprantu, nes čia tokių tada nepasiaiškina tie čia paaiškinimai jų, ne tame pačiame. Jeigu kontrolė, herbicidai čia paskutinis yra, 13 rodo, kad geras efektyvumas herbicidų, 90% skaitykime, ne, bet ne 100. Geriausiai herbicidai niekada ten 100% nei vienas nepadaro. Jeigu dar ten galvoju, ką reiškia tas, jeigu 70% padarė ar 80 herbicidų aktyvumas, lyg ir daug, ne, bet tas 10-30% irgi didžiulė žala iš tų gali pašiaušti, nes jie, sakau, labai dauginasi, labai greitai auga ir daug pridaugina kitų. Kokius kitus priemonės? Arimas, 70% efektyvumas, 30% lieka. Geras arimas kito arba blogas. Jeigu blogas arimas, tai iš vis, manyčiau, būtų efektyvumas dar mažesnis, nes yra tokių mačiau laukų Lietuvoje, kur po arimo kitais metais jų buvo pakankamai daug, žalia pieva buvo ten Šiaurės Lietuvoje, po arimo. Bet aiškiai blogas arimas buvo. Kita priemonė yra vėlavimas, jos vėlinimas žeminių kviečių. Reiškia, daugiau laiko, jeigu čia atsiliuojami kviečiai, turėkim galvo, arba po kokių kvietrugių siejami, kažkokia nėra sėjomanos geros, jeigu siejami kviečiai,
Tai ir kviečius vėlinti reikia kiek įmanoma. Čia dėl kitų problemų, dėl tų, kur čia plinta yellow drop virusas, žemūgių miežių, tokie irgi, kad vėlinsie mažiau būna, lygų mažiau būna. Nu, žiūrėt, tas vėlinimas, bet rizika atsiranda dėl derliaus tokių, ką žinai, koks ruduo bus. Kažkaip užsniks, kada tas vėlinimas gali atsisukti iš kitos pusės, derlių sumažinti. Bet iš priemonių tas vėlinimas irgi, čia efektyvumas yra 30% nuo vėlinimų. Čia nereikia žiūrėti, kad tas raudonas čia atrodo daug daugiau sumažėjo negu arimas, bet čia, kai rašo viršui tokia mėlyna ruduklėlė, atskiruose laukuose čia tyrimai daryti, ne tame pačiame. Tai vat kaip čia išdėstytos priemonės ir tas jų efektyvumas, tik vienam grafikė parodyta, bet ne tame pačiame lauke čia. Tai 30% gali būti sumažinta nuo vėlinimo, didesnė sėklos norma kviečių, kad sudaryt konkurenciją natūralią 20% tik. Ir kompetityvitas, nu, konkurencingos veislės, tai čia turime galvoje, kad kita kultūra, pavyzdžiui, žieminiai miežiai, kaip minėjau, žieminiai miežiai labai konkuruoja ir nemėgsta, dėl to, kad miežiai gal agresyviau auga, geriau kurmijasi ir su pašiaukliu nelabai tinka. Jeigu kažkaip po žieminių nukviečių ne kviečius antramečius, bet kokius miežius augintumėm, jeigu reikia kažkaip, tai tada pašiauklis sumažėtų. Žodžiu, jinai tokia agresyvi žolė. Na, dar apie tą pašiauklį. Bet kontroliuoti ją galima. Suarimas tai nėra įsigelbimas, kaip čia kas galvoja. Jeigu vėl arimas, pagal anglus teigia, jeigu yra sėjomaininis arimas, jie taip įvardina, ne kasmetinis arimas, bet kas kokie 4-5 metai. Jeigu mes kažkaip minimaliai dirbom, reiškia, tų sėklų prikopim viršuje, paėmėm paskui 4-5 metais aparėm jas gilyn į žemę, bet su priešplaugiais reikia gerai padėti tą sėklą žemyn, ten užarti iki 20 cm gylį. Nepadaryti skutimai čia netinka. Čia beriminės technologijos, reikia galvoti. Jeigu tu sėjomainus neturi ir bandai čia beriminės deklaruoti kažkaip eiti, tai bus problemų tų visokių kitokių atsiranda. Ką ir teigia kiti žmonės, kad neatsikrasysite nuo žolių. Yra būdų, kaip gali atsikratyti nuo tų žolių. Tikrai neprivalo būti beriminiai tiesioginiai sėjoj, kad daugiau bus žolių. Mes apie tai kalbam, padarykim terpes, kad neaugtų žolės natūraliai, sukurkim tokias terpes ir tada nereikės nei herbicidų, nereikės tiek daug naudoti ir nereikės ten mineralinių trąšų ir nereikės arti ar dar kažko brangiai išlaidauti kažkokiuose vietose. Suprantat, apie tai kalbam, kad yra tų priemonių. Bet jeigu mes nieko nenorėsim keistis ir bandysim prisitaikyti, kad kiti prisitaikytų prie mūsų technologijų, bet ne mes prie kažko, tai pastovi problemose būsim. Vėl dar vienas faktas, jeigu gerai šiandien jums yra ekonominiai rodikliai geri, derliai geri, ten problemų neturit, spėjat viską padaryti, okei, darykit, kaip aš sakau, sąžininkai, tai kiekvienas turim laisvą pasirinkimą, galim daryti kaip norim. Bet jeigu jau atsiranda tos tokios klausimai, kodėl taip, kodėl neauga, kodėl trešiūrinė neauga, va tada jau reikės spręsti, kodėl rapsų derliai maži, kodėl kviečių derliai mažėja, kodėl ten pupų blogi derliai, o buvo kažkada gerai. Na kodėl? Tad ir galvoti reikia, kodėl atsiranda sėjomaina, dėl to, kad patys nuo mūsų priklauso pasirinkimų, čia faktas. Ir dar apie tą pašiaušlį, kaip paminėjau, kovos priemonės, kur ir anglai daugiau jie dabar irgi žiūri. Ne į herbicidus, čia herbicidai labai didelis efektyvumas atrodo, bet pažiūrėkite, apačioj parašyta, kokiais metais čia tyrimai daryti, 2013 metais. Tai čia tada, kada herbicid, kada to žolė nebuvo gal tiek išplitusi, bet čia Anglijos rezultatai Anglijai. Bet dabar šiandieną tai jau pas mus jau Lietuvoje, jau ten, kiek žinau, ūkių yra, kurie tą pašiaušlį jau ne pirmi metai turi, ten tyrimai buvo padaryti, paimti žolės, tos atsparumai nustatyti. Nustato, kad atsparumas didžiulis yra. Didžiulis, labai aukštas atsparumas tų žolių. Ką reiškia atsparumas? Reiškia, jau tos sėklos kitais metais jau herbicidai jų neveiks, jeigu sudygs to žolės. Tai žodžiu, kad tikėtis, kad herbicidai kažkokie arimas išgelbės, pagal tą nereikia derinti visas priemonės. Nekalbu apie vieną, kad pasirinkti vėl apie tą patį sisteminį požiūrį. Ir viską vėl apie tą patį dirvožemį. Dirvožemį, kaip ir Laurinas paminėjo apie tą, kad pirma žolė, reiškia, reikia azoto, mėgsta pašiaušlis, jeigu yra daug azoto, nutrys formos. Tai tokia pirma žolė, bakterijos dominuoja. Reiškia, mes turim keisti terpę, pačių dirvožemių supratimą, pačių tą judinimą dirvožemių, sėklas paviršiuje palikti. Galvojau, šnekėjom, jeigu žolės ant paviršiaus liks, kiek jų sudygs, rudenį 80% sudygsta, jeigu mes norim. Dar geras dalykas yra, bet jeigu norim išeiti, jeigu tikrai turim problemą, to žolės ir herbicidai neveikia, ką reikia daryti, kad priemonės sustoti dirbti taip, kaip dirbi. Kviečių neaugink antramečių tada. Jeigu problema antramečiuose kviečiuose didžiausia, neaugink kviečių. Sakysi, ką aš kitą auginsiu, augink kitą, pasileik žolės kažkokios, užaugink kažkokio ankštinį, palik tarpinį pasėlį pasiek. Netgi irgi nustatyta, jeigu ten kažkokias buvo tyrimas padarytas, kad auginamos žolės buvo ten kultūrinių žolės kažkokios, žolynas 2 metus palaikyta ir kuo didesnis tarpas, tuo daugiau su tų išnyksta, tuo daugiau bus jų išnaikinta, tų žolių sėklų. Ta prasme, jeigu nebus tų monokultūra pati baisiausias dalykas pašiaušliai, tai reiškia javai, kviečiai konkrečiai, reikia kvietrugiuose irgi plinta, mėžiuose mažiau. Žodžiu, tų priemonių yra ne tik to, jeigu atsiranda, svarbu gilinti, suprasti ir žiūrėti. Tos informacijos yra, jeigu kažkaip nesuprantat, ar kažkaip ten anglų kalbos ar kažko,
jos reikia žiūrėti. Noriu tą pasakyti dar kartą, reikia žiūrėti prieš tą, pažinti žolę, kaip jin dauginasi, kokių sąlygų reikia, kad augtų, kad neaugtų, kaip galime sukontroliuoti, ar žemės dirbimas, kas padeda. Jeigu tas nepadeda, tas neefektyvu, tas tai reikia turinio naudoti, netikėtis, kad jos padės tos priemonės. Herbicidų kažkokiu, gal geriau derinkim, jeigu gerai herbicidų, nesakau, kad reikia jų atsisakyti. Herbicidai nebus niekada, aš taip suprantu, jeigu atsirado pašiaušėlis lauke, jūs jų neišnaikinsite, jūs jų niekaip, jeigu va taip, dar pakeidė tas jomanas atsiradę, tikiu, kad galima išnaikinti, visai patraukti, kad neaugtų jinai, galima. Bet jeigu jau atsirado ten viena kita žolė lauke, reikia su ja susigyventi, kaip su daugeliu kitų dalykų, reikia susigyventi. Tai pažiūrėti, žalos nedaro ekonominis tokios, kad vertėtų kažką ten daryti, jai žudyti ją. Tegu jinai rauga. Jeigu rauga tokia ten. Ir kai teigia, kad jeigu mažiau 5 procentų kvadratinė metrė, tai ten beveik neverta jos nieko daryti su ja, jeigu to pašiaušlių tiek yra. Bet jeigu jo bus jau daugiau negu 90 procentų, tai ten jau didžiulė žala. Ta prasme, ekonominė žala didžiulė pasėliam. Bet yra priemonių. Tai čia dabar vėl jau baiginėjau tada, ir vėl toks klausimas, visų tų šnekų čia pasakojimų, ką daryti. Yra pasirinkimas taip. Ar kokį tikslą turite, ar sunaikinti, nužudyti kažką, kaip piktą žolę, kažkokią piržolę, iš karto iššaukia tokią kažkokią kovą prieš ją, turi kažkas negeras yra, reikia man jį sunaikinti. Priemonės yra priemonių, mechaninės, yra cheminės, herbicidai, pjovimas, mulčiavimas, sėklų traiškymas, nes yra, mačiau, kombainuose galima vietoj tų skleistų pelų, ten traiškytuvai tokie, parodoj vienoje buvau matęs. Su traiškų sėklas, reiškia, jos nebedaigius būna po kombaino, nes kombainas daug surenka tų sėklų. Pasiekmės, lėtas dirvožemio naikinimas, tarša, žala žmonių sveikatai, netvaru. Herbicidų naudojimas, aplink chemijos naudojimas, čia ilgalaikį perspektyvų nėra geris, toli gražu. Ką bandžiau parodyti, pasakyti, tai ir faktas. Mano supratimu, šiandien ką aš žvelgiu, ką matau iš savo patirties, faktas. Kita priemonė, suprasti, prisitaikyti prie tos procesus, suprasti, kodėl auga žolės, kodėl lygos plinta, kažkaip pažinti ir kaip galima natūraliai tą pakeisti, natūraliai. Dirvožemio kokybę pagerinti, daug kur svarbu. Ką mes ir minėjom, kalcis labai svarbus tom žolėm, bet labai svarbu irgi, jeigu mes pakelsim humusų kiekį, organikos padidinsim dirvožemio, organinės anglies daugiau, tai tom žolėm, mūsų pižolėm, bus nepalankios terpės augti. Daug jų kažkaip irgi nemėgsta, jeigu bus tas būtent skaltu su elementais ir geresnis dirvožemis, struktūringesnis, oro daugiau, nereikės ten augti usnim, kad tą dirvožemį purenti, viskas natūraliai bus geriau. Ir mikroorganizmo aktyvumas didesnis, tas ryšys grybo bakterijų santykis labai svarbus, ką Laurynas rodė. Pasiekmes, aišku, sveikesnis dirvožemis, švarus maistas, tvari aplinka, daug geriau. Ką noriu pasakyti ir aš, ir Laurynas, mes kaip į dirvožemį, kai žiūrim ir suprantam, koks svarbus tas dirvožemis, gyvas ir išlaikyti ir sveiką tą žodį teisingai vartoju. Nes kažkas irgi suabejoja, ar dirvožemis turi sveikatą, ar čia gali teisingą sakyti sveikas. Ne? Teisinga. Aš galvoju, teisinga. Jis gyvas organizmas, tai galim šnekėti, kad jis ir sveikatą jau turi. Gerą.